Lietuvoje dviejų metų bėgy turi atsirasti naujas politikas, gal net pavadinkim taip, revoliucionierius, tokios skurstančios Lietuvos gelbėtojas atstovas. Ir Žemaitaičio nesiūlykit, jisai per turtingas, pasimašina per brangiai. Vėgėlės irgi nesiūlykit, nes jisai jau ir turi patirtį. Kažkaip buvo toks prezidentas, jie prezidentus ant medicinos, tos medicinos ir ko ten įrangos, nebesimins kaip jo pavardė, ten pinigus užsidirbęs. Tai irgi nesiūlykit, tai bus kažkas naujo, kuris labai gerai, taip prasme, bus charizmatiškas, greičiausiai bus jaunas ir grinai naudos skurstančių žmonių skausmus. Greičiausia, pagrindinė Lietuvoje tik tai viena yra partija. Toje vietoje tik tai turi daug filialų, tie visi filialai bandys irgi greičiausiai, jeigu jie turi smegenis, tai jie irgi bandys kurti tokius lyderius. Nenustebčiau, kad Žemaitaitis tai ir yra konservatorių partijos, ta prasme, toks atsarginis lyderis skurstančiai Lietuvai, nes jeigu dabar 600 000 jau yra ties ar arti skurdo ribos, ar už skurdo ribos, tai po metų dviejų bus jau milijonas, gal ne daugiau. O ką tai reiškia? Tai reiškia daugiau negu pusė Lietuvos. Ir į šitą jėgą kažkas bandys įkikyti. Nu ką, žiūrim, stebim. Klausimas, ką tas naujas lyderis darys. Ar darys revoliucijas, darys kokius nors šitos riaušės, buntus, kvies žmonės daužyti valdžios šitos namus, galbūt išbuožinti turtingus lietuvius, galbūt šito Šrilankos pavyzdys kelių metų ne per daug senas. Bet kas tas bus, kad tai bus, tai faktas. Klausimas, kad bus toks lyderis, klausimas, kokia bus pasirinkta kryptis ir kas už jo stovės. Tai bet labai įdomus laukia artimi 2 metai. Ir nieko iš tų net galit nesiūlyti iš dabartinių šitų visų blogerių. Visi gal bandys, daug kas bandys. Bet čia kažkaip turėtų, kaip aš matau situaciją, kažkaip turėtų Pilypas iš kanapių išlysti, nieks nesupras iš kur, nesupras kaip, bet jis kažką pagaus tokio, dėl ko į pusę Lietuvos mylės. Pažiūrėsim, klysto aš ar ne. Bet dažniausiai tai būna per tokius sunkius laikotarpius.